Nenuilstantis keliautojas pramintas Lietuvos Magelanu žurnalistas Dainius Kinderis kelionės įspūdžius po Filipinų šalį aprašė naujoje knygoje Filipinai ugnies žiedo kerai. Pasak autoriaus, ši knyga yra duoklė Lietuvos keliautojams, norintiems sužinoti svarbiausią informaciją apie egzotiškąją Filipinų žemę. Tai buvo tokie du rašymo akcentai. Pirmas keliaujantiems, kurie nemėgsta keliauti paskui kelionių vadovus. Išrinkau top 5, tarkime, tuos tradicinius ir top 5 netradicinius ir aprašiau trumpai apie tas vietas. Tai šokoladinės kalvos, senosios Filipinų bažnyčios, kurias įkūrė ispanai kolonistai. Ir taip pat akcentavau tas vietas, kurios neaprašytos kitose kelionių vadovuose ir kurias galima atrasti taip, tiesiog netyčia keliaujant su žmonėm, jų klausiant. Per 14 metų žurnalistas Dainius Kinderis apkeliavo apie 80 valstybių, tačiau patyrusio keliautojo dėmesį prikaustė kontrastingi Filipinų kraštovaizdžiai, kultūra, papročiai ir žmonės. Aš noriu pabrėžti, kad šitoje knygoje, kad Filipinai, jie nėra pavojinga šalis, ji yra daug saugesnė negu dauguma mūsų Europos šalių, netgi ES šalių. Nes žmonės labai myli, labai padeda, ypatingai baltaodžiams, nes jiems baltaodžiai yra pusdieviai, jiem labai patinka šviesi oda, jiem labai patinka ilgos nosis, vat būna, kad susistabdo ir sako, tu man labai patinki tavo nosis ilga ir visi pradeda juoktis. Žodžiu, labai suprantantis humorą yra žmonės ir tas daugumai patinka ir būtent dėl žmonių visi ir grįžta. Sako, kad Tailande jau yra šypsenų šalis, bet Filipinuose tikrai nenustoja šypsotis ir jie tą daro labai nuoširdžiai. Masinis turizmas dar ten yra nenuėjęs ir būtent vienas iš didžiausių knygos akcentų yra parodyti tas nemasinio turizmo vietas, kad vis dar galima atrasti baltas dėmes, kurias yra labai įdomu tyrinėti tiems ištroškusiems tokios egzotikos, sakyčiau, kvadratu.